Labas vakaras. Jau aš kalbu su jumis. Dabar, žinokit, kol kas nieko nematau. Nežinau, ar jūs mane girdit. Galit kas nors, ką nors parašyti ar pasakyti, ar jūs mane matot, ar jūs mane girdit ir kaip man jūs matyti. Matau, kažkas prisijungia. Jungiatės. Galit parašyti. Va, labas, Rasa, matau, prisijungėt. Galit parašyti, ar girdit mane. Ir Vitalija, kaip malonu jūs matyti. Va, ir Vaida, nepažįstamos. Matom ir, va, smagu, tai dar luktelsim kelias minutės. Laivą darau po labai ilgo laiko. Šį kartą jaudinuosi mažiau, bet nes pirmi kartai buvo labai tokie, man labai sudėtingi. Bet dabar, kadangi išdrįsau padaryti, todėl kad gaunam labai daug klausimų, kas tai yra per programa. Smočiai, gerai. Laukiam. Tai vat, bandysiu šnekėti viena ir tada tos, kurias matau jūsų komentarus, bandysiu žiūrėti į komentarus. Tai jeigu turit kokių klausimų, gali drąsiai rašyti. Ir Jolanta, labas, bandysiu neįsimušti, bet taip bandysiu papasakoti vienu žodžiu, kas yra ta mūsų lieknėjimo programa, kodėl jinai psichologinė ir kuo jinai skiriasi nuo kitų, nes dabar vėl renkame naują grupę ir sulaukėme labai daug klausimų ir jūs klausėte visos to paties, kas tai yra per programa. Tai dabar bandysiu atsakyti visom. Pirmiausia, mes visos pirmiausia papasakosiu truputį apie save. Aš irgi kaip ir visos iš jūsų tikrai visą gyvenimą, nes svorį pradėjau mesti 16 metų ir turiu tą patirtį labai ilgą. Su visais nukritimais ir vėl sugrįžimais, pas mane svoris svyruodavo apie 20 kg, plius minus, tai būdavau ir labai liekna ir nelabai. Bet visą gyvenimą mečiau svorį. Tik tai dėja, man metant svorį, jisai labai stabiliai augo. Ir kai mano svoris buvo pasiekęs beveik 90 kg, aš išgirdau, kad mano draugė lieknėja su psichologė. Ta psichologė aš pažinojau, bet tiesiog, kaip ir mes visos, kurios lieknėja, mes labai daug žinom apie lieknėjimą. Ir atrodo, žinom ir kalorijas, ir kada valgyti, ir ko nevalgyti, ir su kuo valgyti, ir taip toliau. Viską mes žinom, bet rezultato mes neturim. Tai taip pat išgirdau, kad lieknėja su psichologė, o kadangi jau buvau išbandžius, kaip ir minėjau, labai daug ir būdų, ir metodų, ir programų, ir badavimų, ir ko tik nori. Bet rezultatas buvo labai labai liūdnas. Svoris, kaip ir minėjau, svorį metant, jisai man augo. Tai kai išgirdau, kad lieknėja su psichologu, galvoju, kas tai per nesąmonė, bet tegul jinai numeta ir tada jau aš pabandysiu. Ir kai draugė numetė, viską sakau, man reikia čia ir dabar, nes taip daugiau nebegaliu gyventi, aš svorį metu, jisai man auga. Žinoma, tai buvo dar vienas mano bandymas, tik tai jisai buvo toks super sėkmingas, kad aš svorį jau tą išlaikau 5 metus, 4 metus jau dirbu kartu ir žinau visas savo klaidas, kurias aš dariau šitam procese. Ir kodėl taip atsitiko, kodėl svorio man nepavykdavo išlaikyti finale, kodėl man jau jo nepavykdavo ir numesti, nes ir vėlgi tai būdavo labai, atrodo, paprastas atsakymas, nes tavo amžius jau toksai. Tai galiu pasakyti ne velnio. Pas mus svorį meta grupėse tos, kurios klauso nurodymų, o klauso nurodymų labai dažnai vyresnės moterys, nes jos jau būna viską išbandę ir jos tiesiog viską daro tą, ką mes rekomenduojame ir jos svorį meta daug geriau negu meta jaunos. Taigi, čia trumpai, kad amžius visiškai neįtakoja svorio metimo. Tai gal trumpai tiek apie save, kaip aš atsidūriau šitoj programai pas
dabar savo kolegę, nes dirbam kartu ir pati, kaip sakau, jeigu aš prieš tai visą gyvenimą valgiau nelegaliai, nes buvo tarsi užburtas ratas, nes galvoju vienintelė informacija, kad svoris gali kristi tik tai tada, kai mes pabadausim arba pasikankinsim. Ir jeigu nepabadausiu ir nepasikankinsiu, rezultato aš tarsi ir neturėsiu. Ir taip mintis eina miegoti, nevalgysiu ryte, nevalgysiu vakare. Ir toks ryte nevalgai, vakare prisivalgai. Nu gerai, tada eisiu sportuoti, ateini sportuoti į salę, vis tik nevalgysiu, ateini į virtuvę, vis tik eisiu sportuoti. Ir to tokio plano, režimo, disciplinos, jeigu tai nebūdavo griežta dieta, o griežtas dietas jau laikytis buvo sunkiau ir sunkiau, o tos pačios, kur kažkada buvo veiksmingos, jau nebepadėdavo ir vėl ieškodavau naujų būdų. Taigi, taip, beieškant naujų būdų, kai pamačiau, kad kažkam pasisekė, atėjau ir aš čia. Dabar kartu dirbam ir galiu pasakyti, kogi skiriasi ta programa dabar nuo mūsų. Tai pirmiausia, mes keičiam įpročius, mąstymo ir valgymo įpročius. Visi tie stereotipai, mažiau valgyk, daugiau judėk, paskaičiuok kalorijas, jie taip giliai sėdi mūsų galvose, kad mums svoris asocijuojasi tik tai su pasikankinimu arba paprastai su karu savo. Kaip aš pasikankinsiu, save priversiu, pasispausiu kažkaip. Tai vat būtent mūsų programai mes mokomės valgyti taip, kad mes valgytume, aš sakau, legaliai. Ir svoris krenta tik tada, kai valgom daug, sočiai bet leistinus produktus. Bet, kad pasikeistų mūsų įpročiai, kurie atsirado per visą mūsų gyvenimą, mes negalim taip lengvai jų pakeisti. Tam ir yra programa, kuri trunka beveik 4-5 mėnesius, kad atsirastų nauji įpročiai. O jeigu mes turim antsvorį, vadinasi, mums to galbūt jeigu jūs turite antsvorį ir jums netrukdo, ir jūs nebandėte daryti, viskas gerai. Bet jeigu jūs bandot kažką daryti kitaip, bet jums tiesiog nesiseka, galbūt jums tiesiog keičiat ne tuos įpročius, ne nuo to pradedat ar kažkaip tai. Tai vat, mūsų programa yra psichologinė, kad mes pirmiausia keičiam savo mąstymo įpročius ir šalia kartu keičiam ir valgymo įpročius. Nes, kaip ir minėjau, jeigu aš paskelbsiu savo kūnui griežtą dietą, griežtą badą, mes rezultato neturėsim. Arba jis bus labai trumpalaikis. Nes turbūt visos jūs turit planus, kaip ir aš turėjau, ir kažkuriuo momentu man jie padėdavo, bet jie padėdavo tik tuo momentu, kol aš gyvenu pagal planą, kol aš valgau iš sąrašo. Ir tai beje buvo tik vieną kartą, nes antrą kartą jau to sąrašo laikytis tiesiog nepasiseka, arba paprastai organizmas jau atpažįsta tą planą ir tiesiog svorio netiduoda. Kito plano, bet gyventi iš sąrašo ryte gamintis, ką valgysi kitą dieną, yra labai labai sudėtinga. Lygiai taip pat kaip ir labai labai sudėtinga sverti maistą. Tai mūsų programa yra ne apie badavimą, ne apie kalorijų skaičiavimą, o programa apie išmokimą valgyti. Ir mes šnekame apie hormonus ir apie bakterijas. Mes šnekame apie tai, kokie hormonai mums padeda, kurie mums padeda lieknėti ir kurie mus tukina. Nes kalorijų skaičiavimas yra labai senas būdas ir atrodė tai yra išeitis, bet dėja kiekviena, kuri turi antsvorį, pasakys, kad reikia skaičiuoti kalorijas, bet kodėl to nepadarė arba kodėl to rezultato nėra. Tai tiesiog todėl, kad ateina momentas tas, kur kalorijų tiesiog mažinti neįmanoma, kad svoris kristų. Jeigu pirmam etape tai gal ir suveiktų, bet ilguoju periodu išlaikyti tas kalorijos skaičiavimas yra labai labai sudėtinga. Ir kaip bebūtų, mūsų programa nėra apie kalorijų skaičiavimą. O kaip tik apie sotų valgymą, bet taip, kad keistusi mūsų bakterijos, keistusi hormonai, kurie mums padeda
lieknėti arba nepadeda lieknėti, arba mus tukina. Taigi, šita dalis, kad mes vis tiek keisim įpročius, keisim mąstymo įpročius, keisim valgymo įpročius ir pamiršit šitą, kas yra mažiau valgyk, daugiau judėk, tai bus daugiau valgyt, daugiau judėt galėsit, bet valgyt turėsit daugiau, kad būtumėt sočios, kad tai nebūtų eilinis karas jūsų organizmui. Tai galbūt apie įpročių keitimą tada. Ir nes visos tos, kurios mes turim antsvorį, aš šiuo atveju turėjau, tai yra priklausomybė nuo maisto. Ir šnekėsim lygiai apie tas pačias priklausomybės, kadangi labai paprasta atsikratyti, nepaprasta tie patys įpročiai, kuriais mums sunku atsikratyti, kurie yra susiformavę mūsų viso gyvenimo metu ir mes pačios jau kartais tiesiog negalim tos priklausomybės maistui, nes mes, jeigu kitos priklausomybės jų tiesiog galima išvengti, tiesiog nedarant, valgyti mes turėsim. Bet valgyti taip, kad valgymas būtų išgyvenimas, o ne malonumo ieškojimas, ir maistas, kaip bebūtų, yra malonumas. Mūsų tikslas jūs išmokinti valgyti taip, kad maistas būtų ne vienintelis malonumo šaltinis. Taigi, gal tiek. Ir dabar vėl, programa trunka, kaip mes dirbame. Mes susitinkam kiekvieną savaitės dieną, dabar nauja grupė bus renkama ketvirtadieniais, taigi susitiksim ketvirtadieniais 9 val. Vakare Zoom platformoje. Vėlgi, paprastai ir mano asmeninė patirtis ir visų kitų, jeigu jūs nusiperkat programą, maisto planą, dietą, jūs gaunat kažkokį popieriuką ir jūs liekat viena. Tai mūsų programoje mes susitinkam kiekvieną savaitę ir atsakome į visus jums rūpimus klausimus. Kaip paprastai mes mokinamės valgyti ir mes mokinamės valgyti taip, kad svoris daugiau nesugrįžtų. Mes per tą beveik pusę metų, 4-5 mėnesius, mes duodame jums visus įrankius, kad jūs po to galėtumėt gyventi be mūsų. Ir jeigu svoris dar neužtektinai nukrito, nes jis tikrai jums neužaugo per 3 mėnesius, taigi galite ir toliau su ta informacija, jūs tiesiog gaunate tos programos metu visą informaciją, kaip toliau gyventi, taip, kad svoris tiesiog netauktų. O jeigu nukrypstat, tiesiog žinot vėl, kaip įeiti į vėžes, kad tą svorį išlaikyti, kad vėl nereiktų ieškoti stebuklingų būdų. Tai ir kaip minėjau, susitiksim kiekvieną savaitę, bus po kažkurio tai laiko jau, kad išleisim atostogų ir 2 savaitės nesusitiksim, kad mes galėtume ilgiau su jumis susitikti, kad galėtume atsakyti visus klausimus ir, kaip ir minėjau, mes nepaliekam jūsų vienų. Mes susitinkam kiekvieną savaitę ir per tas savaitės mes jums papasakosim viską apie tos hormonus, kurie mums padeda arba trukdo lieknėti, apie bakterijas, kaip jos įtakoja mūsų svorį, kaip jos mums vėlgi padeda arba nepadeda lieknėti ir ką daryti, kad padėtų. Ir duodam jums kaip namų darbų užduoti, tai yra ir meditacijos arba paprastai tai yra vizualizacijos pratimai, taip kad mūsų smegenys suprastų, ko jūs iš jų norit ir kad padėtų jums lieknėti, kad tiesiog įdarbinat savo smegenis ir tai visiškai ne kažkokie mistiniai dalykai, tai tiesiog paremti mokslu, vizualizacijos pratimai ir apie tai mes šnekam tuos beveik 3-4-5 mėnesius, kai susitinkam, kai atsakom jums į klausimus, visus, kurie iškyla, ir tai darom grupėse ir jūs nepatikėsit, tos grupės
tampa tokį kaip susitikimo vakarais, visos tikrai leisiu savo pasakyti, kad merginos tikrai laukia tų susitikimų, nes visos, kurios turi antsvorį, jos tikrai yra pavargę, kaip ir aš buvau pavargus, kaip ir aš buvau nusivylus, kaip ir aš nieko netikėjau, nes jau buvo daug kartų, daug stebuklingų būdų išbandyta, bet rezultatas arba trumpalaikis, arba jo nėra. Tai mūsų programa tuo ir skiriasi, kad jūs negaunat nei tabletės, nei papildo, nei plano, jūs gaunat žinias. Ir jūs tas žinias gaunat kiekvieną savaitę. Ir jūs gaunate taip, kad mes susitinkam ir atsakinėjam į jums rūpimus klausimus. Ir nepatikėsit, tos grupės, kur būna iki 8 moterų, merginų, klausimai yra visiškai tie patys. Ir jeigu jums tas klausimas rūpi, patikėkit, kitoms merginoms tie klausimai lygiai taip pat rūpi ir visos gyvena svorio metimo etape tuo pačiu tikslu, tuo pačiu noru, svajonė. Ir kai tai daro grupėse, tai daryti yra daug lengviau, nes vėlgi viena čia iš vienos mūsų merginos, kuri lieknė ir sako, kaip mes susitiksim ir kitos gali, o aš negaliu, aš negaliu pasiduoti. Tai va tokia šiokia tokia ir motyvacija, šiokia tokia disciplina, nes kaip ir minėjau, įpročiai, kurie susiformavo jums viso gyvenimo metu, juos pakeisti, o dar nežinant, kaip juos keisti, tai nėra lengva. O daryti grupėje kartu yra daug, daug lengviau. Ir vėl, dar kitas klausimas, ką užduoda, kodėl programa tokia brangi. Ir vėlgi iš savo patirties tos pačius galiu pasakyti, tai yra pigiausia programa, kurią aš pirkau. Nes mano atveju programa atsipirko jau, kol aš laikiausi per tuos 4 mėnesius. Čia sakau plius minus, nes mes 5 mėnesius susitinkam, nes tiesiog priklausomai nuo tiek, kiek buvo išleistos atostogų, ar kiekvieną savaitę susitikinėsim, ar kas antrą, tai pagal poreikį, bet mes tengiamės ištęsti tą programą, kad galėtume su jumis susitikti ilgiau, kad praeitų visokios ir šventės, kad išmoktume valgyti ir per šventes, kad nebijotume švenčių. Taigi mes su jumis susitinkam beveik pusę metų, 5-6 mėnesius ir per tą laiką mes išmokiname jūs valgyti. Ir kaip minėjau, mano atveju programa atsipirko jau per tą laiką, kol aš laikiausi, o nukritęs svoris, ta prasme, atsipirko pinigais, nes mūsų programoje nereikalingi jokie papildai ir jokie įmantrūs produktai. Tai yra patys paprasčiausi produktai, tiesiog jums nereikės, jūs mano atveju susitaupė nuo visų užkandžiavimų, kur neskaičiuojami, kur bet ką nusiperki. Tai jeigu programa yra brangi, patikėkit, jūs suvalgote daug daugiau ir suvalgot tų produktų, kurie eina jums į kūną ir matosi ant jūsų šonų, ir kaip mes skiriame pinigus kažkokiem tai grožio procedūrom, taip mums galima nereikia. Ta prasme, kiekvienas sugalvoja, kam gali skirti pinigus, bet šiuo atveju, tai yra mano atveju, tai buvo pati geriausia investicija, nes prieš tai aš turėjau ir visokių tų papildų, kremų, visus šitus irgi buvau susipirkus, tik tai jie man nieko nepadėjo. Nekalbu aš jau apie tuos visus kokteilius ir kitus brangius produktus, kurie realiai tik tai jums labiau kenkia negu padeda. O mūsų programoje būtent jūs gausite žinias, gausite visus įrankius, kurie jums padėtų lieknėti, ir susidarysite savo meniu iš tų produktų, kurių galima, ir galbūt tiek, nežinau, labai sunku vienai šnekėti. Tikiuosi, kad šnekėjau aiškiai, nesiblaškiau labai. Tai vat, jeigu jums įdomu, rašykit. Dabar galit klausti, man atrodo, matau jūsų komentarus, nesu tikra ir visus, bet
bet kažkiek matau, kad Vitalija rašo, Rita, labas vakaras. Nematau tokių klausimų, dabar mačiau, kažkas tai rašė, kad turi antsvorį ir nori lieknėti. Jeigu kažkam įdomu, ar klausysit vėliau, ar dabar, tai tiesiog parašykit mums ir atsakysim, susisieksim su jumis, atsakysim į visus klausimus ir tada pradėsim kartu lieknėti, jeigu jūs mumis patikėsit. Aš labai džiaugiuosi, kad kažkada patikėjau. Beje, aš šiai dienai esu numetus 20 kg, nes porą kilogramų svyruoja. Tai galiu dabar pasidžiaugti. Ir jeigu nematau klausimų, labai ačiū tom, kurios prisijungėt. Labai ačiū už tas širdutes, kurias mačiau. Ir tada iki kitų susitikimų tikiuosi, kad visi techniniai klausimai čia sėkmingai. Gal kitą kartą pavyks susitart, pavyks kažką pakalbinti. Gal kurios merginos irgi sudalyvaus laive. Kitą kartą gal ir būti Rita prisijungs, papasakos ką nors. Ir tada, jeigu neturit klausimų, tada ačiū Jums labai, kad klausėt. Ir tada iki viso. Bandau atsijungti. Kaip čia?